Štai katechumenatas 8 mėnesių programėlė, kur labai sukandame dantis ir tiesiog išbūname. Labai nuobodu, bet išbūnu. Kam tada tapti krikščioniu? Yra toksai kalambūras. Jis nelabai tikslus, bet labai juokingas, tai pasakysiu šį. Kuo nuobodesnis pamokslas, tuo daugiau nuopelnų. Man šitą sakė Benas Ulevičius, kuris yra melagis. Aš pasižiūriu jo veidą ir aš matau be jokių abejonių. Benas Ulevičius yra ribotas. Jisai turi trūkumų, griuvinėja, švepluoja, jokių problemų. Jisai egzistuoja kitaip. Grįžkime prie pomidorų ir agurkų. Nupiešiau tokią schemutę, jeigu žiūrite, štai. Žiūrėkite, kai mes norime pomidorų ar ten kokių kitų daržovių, reikia taip pat ir dirvą paruošti, supurenti, patręšti, ten kokį šiltnamiuką pastatyti. Kaip baisu. Didieji diktatoriai, Stalinas ir Hitleris, Benas Ulevičius, nežinau, ką jie veikia. O ką jie veikia, tenai susirinkę? Ir ko jie ten susirinko? Grįžkime prie pomidorų ir agurkų. Antanas pirmą kartą po mano paskaitos sakė, aš noriu būti skaistus. Nu, braš kaip apsimetinėja. Ai, gali nesakyti nieko, aš žinau, ką tu galvoji, aš viską žinau, aš taip ir galvoju. Aš kaip jaunas, ambicingas ir išsilavinęs žmogus niekaip savęs negalėjau identifikuoti su tokiais tikinčiaisiais. Kvailiai, jūs esat apgauti. Mes pavargome ir truputį reiktų pasėdėti. Aš turiu labai nuostabią uošvę ir jeigu jinai pamatys šitą video, tai